Sveiki visi, kurie žiūrite šį video. Šiandien darau video, kaip sukurti Minecraft Bukkit serverį. Ir taigi nieko nelaukia, galime mes pradėti. Taigi aš jums palinksiu linką, iš kur atsisiųsti Craft Bukkitą. Arba tiesiog einate į internetą, Craft Bukkit ir kokią norite versiją. Ir jūs tikrai susirasite, iš kur atsisiųsti. Kitas dalykas, jums reikia naujo tekstinio dokumento ir jame įrašyti šitokį kodą. Aš jums jį paliksiu. Pas jūs gali skirtis tik to. Čia rašoma, kur yra jūsų Java. Pas mane programų failai, pas jūs gali būti gal programų failai va taip va x86 pas jūs gali būti ir IRE6 pas jūs gali būti. Taigi va, galim nueiti, kompiuteris, vietinis diskas, programų failai ir va, pas mane yra Java ir IRE7. Taigi, tada mums reikia kitas dalykas paimti ir failas įrašyti kaip. Ir tada mes čia įrašome, pavyzdžiui, start.bat. Būtinai galūnė .bat. Įrašyti. Gerai, nerašyti šitą. Taigi, mes įsisaugome, kur norime. Ir čia galime mes ištrinti tą naują dokumentą ir tada spaudžiame start. Taigi, vat serveris yra pajungiamas. Ir vat. Gerai. Tik viską darykite, kaip aš jums rodžiau. Tik pas jūs tai IRE6 gali būti ir panašiai. Taigi, tada reikia palaukti, kol sukraus serveris. Čia neužėlų turėtų pasikrauti. Kaip pirma, vat, viskas. Ir gerai. Tai tada yra serverą. Ten rašome mes server IP. Server IP galime sužinoti per logmain hamače, žin per kur jūs kursite. Ar per legalą, ne per legalą, ar jūsų išorinės IP, ar ne. Taigi, tada mums reikia online modę falsą padaryti. Bus legalams ir nelegalams. True yra tik legalams. Ir serverio pavadinimas, mano serveris pagalba. Taigi, viskas, jau galim sakyti, viską sukūrėme ir rašyti. Ir spaudžiame start. Serveris jau kraunasi ir tada mes einame tiesiog į Minecraftą ir laukiame, kol įsijungs serveris. Va dabar einame, player, dar nebus išsikrovęs. Dar kartą galim pabandyti. Varom. Tikrai tada jau bus susikrovęs ir viskas bus ok. Taigi, vat, einame mes ir multiplayer. Dar neužsikrovė. O dabar turėtų jau būti. Dabar vėl perkrausim atsai. Reikia palaukti normaliai, kol įsikraus visas. Jis dar kraunasi. Dabar turėtų veikti. Na, vatgi matom, mano serveris pagalba veikia. Na ir taigi galite eiti su draugais ir žaisti, tik dabar lagina. Šiaip nebelagins jums, dabar tik man lagina, kol aš filmuoju, nes dar serveris ką tik įsijungė. Ir kągi, taigi, kam patiko šitą trumpą pamokėlę, spauskite like, prenumeruokite, laukite mano daugiau dalių visokių pamokų ir žaidimų. Aš su jumis atsisveikinu ir visą.